Nu, tai labą dieną. Taip, kabinamės rankenas jau visas daromės. Pas Džionį nėra porankio, tai kaip pas naujus importinius traktorius šiandien senoji. Aišku, yra ir pas šitą irgi, jeigu su dėžė kitą nusiperki, tai yra porankis. Bet šitam dabar nėra. Tai turim galvoti, kur rankeną pasikabinti, nes purkštuvas bus reikės valdymo rankenos, nes visi purkštuvai. Tai va jau ekranas pakabintas didysis Müllerio 120, 1200. Čia prieisim pasiekti, čia prieisim, čia irgi paimsim, labai ergonomiškai patogiai, va. Įvaira nesiremia, čia va. Vairas, tai yra kažkas tobulo, apsiūtas, super. Paliksiu kontaktą, aš jau buvau kėlęs Instagramą pas ką, bet įkelsiu vėl, nes tikrai, tikrai labai smagus vairas, superinis. Turėtų liuks būt. Šičia persukam. Tikiuosi laido dabar užteks. Kodėl šitaip darom? Dėl to, kad agriportas užlinkęs, neužlinkęs, tiesiog mačiau kažką sistemui daro pakeitimus. Norėjom fosforą važiuoti barstytis. Dar turiu laukų, kur reikia išlyginti. Turėjau likutį. Tai tenka įsileisti ir važiuojam sulfatą barstyti ant rapsiukų. Nes čia valandą nelauksi, žinai, kol pradės veikti agriportas, jau busim patrešę kažkiek tai. Šiltą orą rodo, tai gal geriau rapsiuką. Paskui susisemsim ir... Savo pačios pradžios nenufotkinau, nenufilmavau tiksliau. Va, pradedam rapsus jau trešti. Su sulfatu. Sulfato metam 200 kg, visą kitą važiuos su kasu. Tai ten dar įdės tapos sulfato. Šakės kompas gerai, didelis, viskas vienoje vietoje, super. Ar tokio tikrai reikia, nežinau, bet tiesiog patogu. Veriu tram 6 metrais, tai dabar truputėlį atsiranda problema dėl to, kad barstyklės pats dėžė jau per maža darosi. Tai gan dažnai pildytis reikia, jeigu didesnė norma. Atrodo, porą važiavimų padarai, jau pildytis reikia. Pažiūri palei hektarus, visai neblogai pasidaro. Turim užmirkimų vietom, turim kažko. Čia šiaip lapai buvo užsidengę visiškai pilnai. Čia Excitedas pasėtas 35 kažkur augalai. Va tokių va vietų yra pašutimų gal čia kažkas, bet čia greičiau numirkimai va visokie tai. Šiemet to netrūksta.
buvo neplanuota tokiais metrais pradėti, galulaukės trūko dar vieno važiavimo, kad užsisėtų, tai dabar gerai, kad traktorius didelis, tai nelabai jaučiasi tų vėžių. Čia dabar prisivažinėsiu aš tų vėžių, nes šiaip pirmas turėjo daryti su purkštuvu, bet purkštuvas stovės dar parodoj, tik po parodos mes jį gausim. Tai reiks dar pakentėti su kaso trėšimu. Tai su purkštuvu bus jau tik tiksliausios vėžės, nes nu ir kraštus dar nėra, neįmanoma ten tiksliai pasidaryti, tai gal ir viskas gerai su tais, gal ir bus. Tikrinomės, dėliojam liūdus, tai labai panašiai suberia, negaunu niekaip iš vienos kompanijos kokias trąšas nusipirkom, jos pasirodo vokiškas sulfatas yra, bet pavadinimo iki šioliai negaunu, jau praėjo 3 geros valandos, jeigu nedaugiau. Pakrautas Vokietijoje, bet koks pavadinimas trąšų, kokioje gamykloje pagamintos, nieks neaišku. Arba aš nemačiau, bet nėra tokio dalyko. Tai truputėlį kelia abejonių kartais tokie dalykai, iš kur tos trąšos, kur pakrautas Vokietijoje, tai nereiškia, kad gal vokiškos jos. Nu, bet čia mano spėlionės, čia nieką neinterpretuojam, galimais, viską padarom galimais. Va, tai tau koks tai rapsiukas, labai smagu šiemet, kad yra rapsiuko. Čia galėtų būti neišmirkę, bet čia bala. Stabtau. Pasižiūrėt, kas gero. Kaip atrodo? Šiaip šitas, kad ir negaunu aš to pavadinimo, nesvarbu, bet sulfatas gan neblogas. Granulė labai graži. Tokie kaip skruzdžių kiaušiniukai tokio dydžio. Va, koksai rapsoilas. Dar iš tikrųjų, dar truputuką vangiai išpolėto dar dirvožėmis. Čia truputėlį matosi vėliau vegetuoja, bet ten prie Kauno visai kita situacija. Ten dirvožėmis yra visai kitoks ir pradės, jau yra baltų šaknelių tikrai. Sliekai va palei pat šaknis. Kol ištirps, šiaip paėmus, nieko nerodo lietaus į priekį. Kitą savaitę tik tais rodo truputėlį lietaus ir viskas. Tai ką pastebėjau, kad nemažai pelių urvų ir pelės gyvena ten, kur nagas praėjęs, tai lengvesnė žemė, iš šonų yra nejudinta žemė. Dar kaip aš neįpratęs esu galulaukėse, taip buvau pripratęs palei pat važiuotai, palei pat kraštą, arčiau ta prasme. Nepataikau įsuk dar, dar anksti dažniausiai įsuku. Bet čia dabar tam rapsui tai dzin, tu taip važiuoji, kaip tu nori jisai. Svarba yra kažkokios žalumos, visų lapų visai nenumetė, bet čia tos eilutės buvo visos susidengusios, tai truputėlį ir šalta tom dienom. Bet norim pabaigti, išsibersim sulfatą, niekur jisai nedings, viskas tvarkoj, išsibersim kalį ir bus galima atsikabinėti raštuvo, viskas. Būsim pabaigę darbus su tręšimo, su barstytuvu, toliau viskas eis su purkštuvu. Su purkštuvu pasidarysim ir tiesiog nesukris darbai, nes traktorius dabar vienas didelis važiuoja, tai nereikės kabinėtis, o darbai padaryti. Tai gerai, tas vairavimas, dar ilgi laukai, tai iš viso pasaka. Čia tų vėžių prisivažinėtai 2-4 metrais, 3-6 dabar bus metrais, dar nepataikyta, nes tikrai su purkštuvu vėl naujas darysios. Žodžiu.
senai jau nematėm tų užmirkimų, o šiemet kažkaip jų yra. Biški liūdna, kad ne vientisas gražus laukas, taip kaip buvo iš rudens, bet gal dar ir tuose užmirkimuose, kai kur pažiūrėjau, dar yra žalių lapelių išleistų. Tai tikėkimės. Išbandžiau čia vieną dieną ledus, nes pradėjom tręšimus iš tikrųjų nuo fosforo bertis. Nu taip gavas, kad viską beveik ir užsibėriau. Ką reikėjo, tai dar 30 hektarų yra, likutis 26 hektarus užsibert. Tai ir išbandžiau ledus, tai realiai priekį daugiau lempų nereikia jungti, nes tos, kas čia pridėta dar tų lempų, tai kažkiek prideda, bet nevaisi. O tos kapotė viską padaro. Tai norėčiau visą susidėti, bet truputį kainuoja, tai gal vėliau. Vėliau, kada susidėsim. Nėra ko naktį dirbti iš visų. Bet visko papuola, nori pabaigti, ką nori, žiūri kokią valandėlę, vis tiek papuola toks vakare. Perėję ant 36 metrų per 3 važiavimus aš sutaupau vieną važiavimą. Nu, 36 metrais 2 važiavimai gaunas, o 24 gaunas 3 važiavimai. Tai 1/3 taupau važiavimų. Ir yra kažkur skaičiuoklė, bet tenais viskas yra tais... Nemačiau, kokia juostelė lieka. Bet tenais yra šitais inčais visais tais, tai reikia daug verstis visko, bet galima pasiskaičiuoti. Tai aš skaičiaus, tai plačiais ratais 650, nes mes ir purkščiam, ir purkštuvo ratai yra 650. Vis tiek mažiau išsimena negu 24 ir siauresniais ratais važiuojant. Tai matysim, kaip čia bus. Kalbant apie tręšimus, planas rapsams 150 veiklios. Su sulfatai, su visko jau čia skaičiuoju. Nežinau, gal ir norėtųsi daugiau. Dabar vėl kainos atkilo ir rapso truputį pakilo, bet nežinau. Matysim gal paskui, bet dabar ne, supilsim ir viskas bus turbūt apie 100, nes šiemet nemažai investicijų, fosforas labai didžiąją dalį sudarė išlaidų, tai reikia truputį ir pasidėlioti priekį, tai turbūt su 150 mums. Nu va, viskas šiandieną, nusipurtom ratus, kad ant kelio neprišiukšlint. Liko 7 hektarai rapso, sulfatų ir viskas. Kaip šviečia 4 lempos. Čia jeigu daugiau. Ilgas įjungus ir dar šoninės įsijungia. Tai viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitose video. Iki.